Sveiki! Šiandien su jumis norime pakalbėti apie taures ir jų skirtumus. Turbūt visi žino, kad yra šampano, putojančio vyno, balto vyno ir raudonojo vyno taurės. Tačiau kuom jos skiriasi ir kaip jas apskritai atskirti? Tai pradėkime nuo pirmosios ir bene populiariausios šampano taurės formos. Tai būtų fleita. Jinai, kaip matote, yra ilga, siaura ir labai elegantiška. Tokio tipo taurės yra plačiai paplitusios renginiuose ir vietose, kuriuose yra ypatingai svarbu išsaugoti išpilstyto gėrimo savybės kuo ilgiau. Iš tokios taurės lėčiau kyla ir garuoja burbuliukai, o aromatas išsilaiko taip pat labai ilgą laiką. Antrasis šampano taurės tipas yra būtent tulpės formos taurė. Jinai, kaip matote, turi siauresnę viršutinę dalį negu apačią. Būtent toks taurės tipas leidžia geriau koncentruoti aromatus į nosį ir plačioji dalis palieka gėrimui vietos kvėpuoti. Ši forma yra laikoma optimalia daugeliu gėrimų bei šampano ekspertų, būtent dėl tos priežasties, jog tai yra puikus balansas tarp burbuliukų išlaikymo ir puikaus aromato atskleidimo. Tokio tipo taurės yra dažnai naudojamos degustacijose. Trečioji forma yra kupolo, kūgio arba dar kitaip tariant plokščia šampano taurė. Šio tipo taurės, kaip matote, turi platų viršų, kas leidžia burbuliukams labai greitai išgaruoti. Tačiau tai suteikia daugiau vietos putojančio gėrimo aromatams atsiskleisti. Šios taurės yra laikomos labiau madingomis ir tendencingomis, dėl to, kad visgi juose yra sunkiau atskleisti ypatingas ir išskirtines putojančio gėrimo savybės. Tačiau visi galime sutikti, kad jos atrodo išties labai gražiai. Na, o dabar pakalbėkime apie baltąjį vyną. Baltasis vynas turi būti patiekiamas tam tikroje temperatūroje, kuris svyruoja tarp 7 ir 12 laipsnių. Jisai turi būti atšaldytas ir į taurę yra pilama ne daugiau kaip trečdalis gėrimo. Dažnu atveju tai būna 150 ml. Toks yra standartas. Vienas pagrindinių bruožų, kas leidžia mums atskirti raudonojo vyno taures nuo baltojo, tai yra dydis. Baltojo vyno taurės paprastai būna mažesnės ir siauresnės. Na, kai jos stovi šalia, tarkim raudonojo ir baltojo vyno taurės, jas yra pakankamai lengva atskirti. Būtent baltojo vyno taurių kojelė yra labai ilga ir išraiškinga. Jinai yra skirta tam, jog atšaldytas gėrimas ne taip greitai sušiltų. Raudonąjį vyną reikėtų gurkšnoti iš ganėtinai gilių ir plačių taurių. Na, visi aromatai pro platų viršų mus pasiekia kuo puikiausiai. Raudonasis vynas pagal etiketą visuomet yra pateikiamas didesnėse ir platesnėse taurėse. Jisai nėra šaldomas, patiekiamas dažniausiai apie 18 laipsnių temperatūros ir jo į taurę yra pilama lygiai tiek pat kiek ir baltojo arba su kitų vynų, tai yra 150 ml, kas dažniausiai yra trečdalis taurės. Tai šiandien būtų tiek. Tikiuosi, kad bent šiek tiek palengviname jūsų suvokimą apie taures ir kuom jos skiriasi. Na, o mes labai tikimės, kad savo mėgstamiausias ir mylimiausias taures išsirinksite būtent pas mus CND Style fiziniuose salonuose arba internetu. Čin čin!